Laba diena, aš esu kraštovaizdžio geografė Giedrė Kodienė, esu Lietuvos geografų draugijos narė ir dirbu geografijos ir kraštotvarkos katedroje Geomokslų institute Vilniaus universitete. Ir labai džiaugiuosi šiandien galėdama Jums pristatyti kraštovaizdžio geografijos tokią perspektyvą į mūsų šią temą apie kraštovaizdžio geografijos mokslą, visokį bendravimą su visuomenė ir kitus įdomius dalykus, kaip sakoma, nuo aukštų kalnų iki gilių slėnių geografų žvilgsnių. Pirmiausia, tai norėčiau priminti, kas tas kraštovaizdis. Visi mes su juo turim savitą santykį ir sakyčiau, kad kraštovaizdis tai yra fizinis, tai yra kas konkrečiai kažkokioje vietovėje yra, kas patiriama, kas regima galų gale. Ir tai yra asociacinis taip pat dalykas. Tai yra kas žinoma, kas prisimenama, kas įsivaizduojama ir netgi kas atvaizduojama. Šiandien 150 metų nuo Čiurlionio gimimo ir norėjau su jumis taip pat pasidalinti Mikalojaus Konstantinio Čiurlionio 907 metais sako, laukas kaip didelis šilkinis kilimas su tamsiais ir šviesiais žaliais langeliais. Per lauką juokingai vingiuoja kelias ir pranyksta kažkur grioviuose. Toli horizonte mėlynuoja miškas. Prisiartink prie jo, tai jis tau paslaptingų kuždesių seną legendą apsakys arba raudą graudžiai pradės ošti. Taip rašė jisai savo dienoraštyje. Na ir nors kraštovaizdį bendrai suprantame kaip matomą regimą į paveikslą, tačiau norėčiau pasakyti, kad ir Čiurlionis, ir geografija ieško giliau nei siekia žvilgsnis. Na, mano visas šis pranešimas ir mokslas ir veikla yra susijusi su Europos kraštovaizdžio konvencija, kuri įvardina, kad kraštovaizdis tai žmonių suvokiama vietovė, kurios pobūdį nulėmė gamtos ir žmonijos faktorių veikimas ir sąveika. Šį tarptautinį susitarimą Lietuva ratifikavo 2002 metais ir jo esmė, kad kraštovaizdis apima visą šalių teritoriją, natūralios gamtos, kaimo, miesto, priemiesčių vietovės, taip pat visos žemė, vandenys, jūrų vietovės. Ji taikoma ypatingiems ir įprastiniams net sunykusiems kraštovaizdžiams. Šita konvencija nori mums atskleisti tokias pamatinės tiesas, kurias gal gilumoje visi mes žinom, kad kraštovaizdis yra bendras turtas ir jis yra visur, visoks ir visų. Na ir bet kuri vietovė nusipelno būti tvarkoma geriausiai, kaip tik įmanoma. Kiekvienas esam kraštovaizdžio dalis ir kraštovaizdžio kūrėjas, atsakingas už tai, koks jis yra. Na ir ši konvencija labai akcentuoja žinių tokią svarbą, vaidmenį ir sako, kad stebėjimas ir analizavimas tai įgūdžiai, kurie svarbus priimant sprendimus. Todėl norima, kad kiekvienas žmogus suvoktų kraštovaizdžio svarbą savo gyvenime, būtų žingeidus, aktyvus ir sąmoningas savo kraštovaizdžio tyrėjas ir kūrėjas. Išties, jeigu taip nesudėtingai, tai kraštovaizdis visada kažkieno pasirinkta ir papasakota istorija, o jo būklė tai mūsų visų bendrų vertybių ir ryšio su vieta išraiška. Šiandien aš pasiruošiau jums papasakoti apie tarsi 7 tokius didelius gabaliukus. Pirmasis būtų apie krašto formavimosi laikrodį, kokia buvo mūsų ainių Lietuva. Antrasis, kokia kraštovaizdžio įvairovė Lietuvoje yra mokslininkų akimis. Tada šiek tiek labai trumpai ir prabėgšmom apie saugomas kraštovaizdžio vertybės. Na ir po to norėčiau 4 dalis skirti įvairiems drauge su visuomenė įvykdytiems Lietuvos geografų draugijos tokiems projektams. Vienas iš jų vadinasi ikoninių Lietuvos kraštovaizdžių fotografijų žemėlapis. Antrasis Nemuno fotoportretas COVID pandemijos metu. Na ir šiek tiek papasakosiu apie tai, kaip
kaip kalba geografai nuo Kernavės ar nuo Šatrijos piliakalnio. Na ir šiek tiek apie tai, kaip atrodo kraštovaizdžio geografų veikla, būnant aktyvia Lazdynų ryto bendruomenės nare Vilniuje. Na tai pirmiausia, apie tą laikrodį. Iš tikro manau, kad jeigu galvoti apie Baltų kelią ir svarstyti, kaip mūsų ainiai gyveno, ko jie siekė arba kokiais keliais keliavo, ką matė, kokia buvo ta protėvių Lietuva, tai reikėtų ieškoti tokių kraštovaizdžio ženklų, kurie mažiausiai pasikeitė. Na ir mums reiktų suprasti, ką paveldėjome. Ar galima atpažinti, ar galima atsekti. Žinoma, negaliu pasakyti, ką jautė protėviai, žvalgydamiesi nuo aukštų kalnų, keliaudami giliais slėniais, bet aišku, kad svarbu dabar galvoti, ką norėtume matyti ir palikti savo vaikams. Norėčiau pradėti nuo to, kad pirmieji gyventojai mūsų Lietuvos teritorijoje pasirodė ištirpus ledynams. Na ir svarstoma, kada tai buvo. Pavyzdžiui, Gimbutienė siūlo, kad net prieš 20 metų, archeologiniais duomenimis prieš 11-12 tūkstantmečių, apie 2500 metų pradžioje prieš Kristų iš Azijos ir Europos stepių gal atėjo čia indoeuropiečių gentis, formavosi baltų arba prabaltų gentis, galutinai susiformavo apie 2 tūkstantmetį prieš Kristų, taigi turime maždaug 3000 metų. Na, o 5-6 amžiuje jau žinoma, kad buvo susidariusios pagrindinės baltų gentis. Vakarų baltai tai prūsiai, jotvingiai ir rytų baltai latgaliai, kuršiai, žiemgaliai, sėliai, žemaičiai, aukštaičiai, žinoma ir lietuviai. Bet jeigu grįžti prie to, kada tie žmonės atkeliavo į Lietuvą, reiktų pradėti nuo mūsų teritorijos vaizdo, kuris susiformavo, kuris buvo tuo metu, kai Lietuvą dengė ledynai. Geologai šiuo metu jau žino, kad Lietuvos teritorijoje yra nuogulų, kurios ženklina 5-6 netgi ledynmečių darbus. Na, o patys svarbiausia yra prieš paskutinis ir paskutinis Nemuno ledynas. Tai va šios schemos, kurias atliko Rimantė Guobytė drauge su Lietuvos geologijos tarnybomis kolegomis, rodo, kaip traukėsi paskutinis ledynas iš Lietuvos. Pirmoje kairėje viršuje skaidrėje galit pamatyti, kur buvo teritorijos nepaliestos paskutinio apledėjimo ir jos yra pačios seniausios, jų kūnas pats seniausias Lietuvoje, jam gali būti daugiau negu 100 000 metų. Tai yra tos didkalvės, medininkų aukštumos, ašmenos aukštumos, jos yra pačios seniausios Lietuvos teritorijos ir jos liko čia net būnant Nemuno ledynui užslinkus, buvo iškilusios, buvo atviros ir teoriškai čia žmonės galėjo tikrai atkeliauti net prieš 20 000 metų. Na, vat prieš 14-14,5 tūkstančių metų ledyno riba, matote, kaip pasislinko ir jau net ir žemaičių aukštumų viršuje, ir tarp kitko net ir matote pirmoje paveiksle, kad žemaičių aukštuma buvo tarsi salos ledyne, praplyšusios. Tai reiškia, kad mūsų aukštumų, žemaičių aukštumų viršūnės, jos ženklina netgi senasias dar prieš Nemuno ledyno buvusias teritorijas. Na, dabar, kur 1C, jau aš pasakoju, tai šitoje vietoje mes matome didžiulės tokias mėlynas teritorijas, kuriomis sruvo prie ledyno vandenis, ir tai yra Žeimena, Vokės, didžiulis Senslindis, Merkys. Tai net ir upės tose teritorijose dar nebuvo tokios kaip dabar prieš 14 000 metų. Na, dar šiek tiek pakeliavę į priekį laikrodžių pasukę,
iki 13 maždaug tūkstančių metų mes jau atsirandame su ledynu vidurio Lietuvos žemumoje ir ties Kaunu Kaišiadorėmis ir į vakarus plyti didžiulės marios, pilnos ledyno tirpsmo vandens. Dar prieš 13,5 tūkstančių metų mes net neturime Nemuno. Matot, o Žemaitijos sala darosi jau gana didelė. Prieš 13,5, 13,3 maždaug tūkstančio metų Nemuno ledynas dar tebebuvo šiaurėje ir didžiulį linkį laikė savo santykyje su Latvija Žiemgalių lygumoje ir pati jūra tebebuvo sukaustyta ledo. Na, jeigu pritraukčiau šitą žemėlapį arčiau, bet noriu dar kartą pakomentuoti, kad prieš 13,5, 13 maždaug 300 metai dar neturime Nemuno, Neries, o didžiąją Lietuvos žemumos dalį dengia iš tikrųjų didžiuliai šalti vandenys, kuriuose susiklostė šitose šaltose mariose visokie moliai, vėliau labai naudingi mūsų žemės ūkio teritorijoms. Ir Baltija taip pat yra jauna jūra. Baltijai tai yra apie 4,400, maždaug 4,5 tūkstančio metų. Ir manoma, kad dabartinė jūra susiformavo maždaug prieš 12-13 tūkstančių metų, traukiantis ledynams iki pietų Suomijos ir Švedijos krantų, tai atsirado jūra kaip linkis, kuriame tiesiog pradėjo kauptis vanduo. Ir priklausomai nuo to, ar šis baseinas jungėsi su Šiaurės jūra, su pasauliniu vandenynu, ar jį pritekėdavo sūraus ar ne vandens, tai buvo įvairios Baltijos jūros stadijos. Tai ir ledyninis ežeras, tada Joldijos jūra, Anciliaus ežeras vėlgi, Gėlas ir Litorinos jūra. Na, o paskutinė dabartinė mūsų Baltijos jūra gauna pavadinimus visos šitos stadijos, taip pat ir paskutinė Limnėjos ir Mijos jūra pagal pagrindinius moliuskus, kurie gyveno šitame baseine. Na ir kodėl aš kalbu apie Baltijos jūrą? Nes kol ledynas nepasitraukė nuo Baltijos, kol nenukrito Baltijos jūros vandens lygis, tol nebuvo mūsų upės Nemuno ir Neris irgi negalėjo įtekėti į jį, nes tiesiog nebuvo į ką. Taigi manoma, kad Neris pakeitė kryptį ir nutekėjo panašiai dabartinė vaga. Tuo metu dar net nebuvo Nemuno, įsiliejo į Kauno Kaišiadorių marias apytikriai prieš 15 tūkstančių metų, o Nemunas pasuko link Baltijos maždaug prieš 12-14 tūkstančių metų. Na ir tuo metu reiktų pasakyti, kad šios dvi upės tuo metu, kai tik tai rado savo kelią į vakarus, jos buvo gerokai vandeningesnės, vandens lygis buvo 40, o Vilniuje yra hipotezių, kad 50 metrų aukščiau negu dabar. Ir šios upės suformavo nuo 1 iki 2,5 kilometrų pločio prieledyninės tokias didžiulius klonius Kaune, o Neris Vilniuje netgi klonį sudarė iki 5 kilometrų pločio. Na ir pagal tai, kaip teritorija atsikrato ledo, kaip ledynai tirpsta, tai taip galima ir pasakyti, kad vienos teritorijos atsiranda, kaip sakau, išnirsta iš to ledo, iš vandenų anksčiau negu kitos. Tokiu būdu sakyčiau, kad pavyzdžiui Kaunas yra 3-5 net tūkstančius metų jaunesnis negu Vilnius, o Medininkų aukštumos už Vilnių patį yra senesnės, gali būti net ir 100 tūkstančių metų. Na taip, mes atsitraukė ledynai, Lietuva nuledėjo ir mes žiūrim dabar į Lietuvos reljefo žemėlapį. Tikrai visi žino, kad Lietuva lygumų kraštas,
ir mūsų aukščiausias kalnas arba aukščiausia Lietuvos vieta yra Kruopinė 293,84 metrai aukščio virš jūros lygio, tai tas skirtumas aukščių netrodo, kad toks didelis. Tačiau yra vietų, kur mūsų paviršius yra tikrai ženkliai įvairus ir apie jas tikriausiai daugiausiai mėgsta žmonės ir kalbėti, nes kur aukščiau pasilipsi, kur aukščiau pamatysi, kur svarbesnis būsi. Iš kitos pusės kalvynuose, kalvose, šlaituose gerai apsiginti, tačiau labai sunku gyventi, sunku žemę dirbti ir kitų sunkumų yra kelius nutiesti įvairiausių. Na, jeigu galvoti, kokie yra didžiausi aukščio objektai mūsų Lietuvoje, tai vat kokie mūsų masteliai. Daugiausia mūsų miškai yra 20-30 metrų aukščio, aukščiausias medis maumedis 49 metrų. Jeigu kalbėti apie aukščiausius skardžius, Pučkorio atodanga prie Vilnios 65 metrai, tada 59 metrai yra Plikakalnio atodanga Neryje, Vilniuje taip pat. Apie 48 metrus siekia Jiesios atodanga Kaune, na, o kitos yra gerokai mažesnis. Jeigu galvot apie tai, kokio aukščio mūsų piliakalniai, kokie nuo papėdės iki viršūnės, na, tai aš pasirinkau čia Kernavės piliakalnius, pavyzdžiui, Kernavės Aukuro kalnas yra 15-16,5 metrų aukščio, Pilies kalnas nuo papėdės apie 20, Mindaugo sosto 23, na, aukščiausias yra Lizdeikos kalno, vat apžvalgos vieta nuo tako iki Neries tako net 32 metrai. Bet iš tikrųjų tai nėra labai dideli aukščiai. Na ir tikrai aukštesni kitą kartą yra bažnyčių bokštai, kiti aukštuminiai statiniai, ypač šiuolaikiniai. Pavyzdžiui, pats aukščiausias pastatas Vilniuje šiuo metu tebėra Europos dangoraižis, kurio aukštis yra 148 metrai su visa antena. Na, bet visa Lietuva prismaigstyta 15 metrų elektros, telefono stulpų, atsirado aukštos įtampos linijos iki 50 metrų, mobiliojo ryšio bokštai nuo 95 metų. Na, o nuo 2004 metų auga ir vėjo elektrinės, kurios pirmosios 2010 metais buvo apie 100 metrų aukščio, o šiuo metu jau projektuojamos jūroje net 350 metrų aukščio jūrinės vėjo elektrinės. Tai va, pažiūrėkite, koks didžiulis skirtumas nuo mūsų reljefo arba kitų gamtinių teritorijų, gamtinių objektų aukščių ir mastelių. Na, grįžtu prie to laikrodžio dar kartą, kad jeigu mums reikėtų surasti, kaip mūsų ainiai gyveno, tai mes negalėtume remtis, sakysim, augalyje, dėl to, kad augalyje ir klimatas per tą 10, 15, net 20 tūkstančių metų labai smarkiai kito. Tai yra nustatyta, kad panašios į dabartines klimato sąlygos ir įvairių rūšių įvairovė nusistovėjo maždaug prieš 5, kitais skaičiavimais 3000 metų. Nuo tada esam mišriųjų miškų zonoje. Na ir viskas, ko mes neliečiam, apauga mišku. Sakytume, kad moreninėse aukštumose natūraliai auga eglynai, smėliuose pušynai, daug kur kitur plačialapiai miškai, bet medynų sudėtis yra labai smarkiai pasikeitusi. Na ir jeigu galvoti, kas dar nutiko per tą laikmetį, kada atsimenat, pirmieji žmonės prieš 11 000 metų atkeliavo į Lietuvą, tai tikriausiai tik į rytų Lietuvą vis dėlto, nes Baltijos jūra ir Pabaltijis tik tai 4,5 tūkstančio metų. Tai va, tai būtent apie tokį laikotarpį būtent susidarė Kuršių nerija, kada jo susijungė seklumos Kuršių mariose. Na, jeigu taip dar pagalvoti tokia įdomybių kokių, tai mes galėtume pamastyti, kad nuo 14
amžiaus, kai Gediminas parašė savo laiškus kviesdamas pirklius ir amatininkus į Vilnių, buvo nepaprastai toliaregis, nes prasidėjo beveik 500 metų trukęs laikmetis, kada buvo ženkliai vėsiau, netgi vadinamas mažuoju ledynmečiu. Per tą laikmetį buvo ir Baltijos jūra nesykį užšalusi, buvo badmečiai, marai visokie ir kitokios negandos, tikrai buvo sunkus metas. Na ir pažiūrėkit, Lietuvoje žemės ūkio kraštu mes vadinamės ir iš tikrųjų didžioji išplitimas žemės ūkio veiklos įvyko 15-16 amžiuje, kada Lietuva iš tikrųjų gana nupliko. Ir 20 amžiuje buvo miškininkystės, sakysim, žemiausia vieta, miškų beliko tik 20% ir taip pat tarp jų buvo jaunuolynai, o ne brandūs medynai. Na ir iš tų didžiausių pertvarkų reikėtų paminėti 20 amžiaus 70-metyje sunaikintas beveik pusė visų pelkių, ištiesinta daugybė mažų upelių, prikurta tvenkinių, pristatyta miestų galų gale ir tai irgi mūsų kraštovaizdį labai smarkiai pakeitė. Na, bet aš norėjau jums šiek tiek linksmiau kalbėti, tai sakyčiau, kad jei bandyčiau 14 amžiuje rasti Vilniaus pakraštį, kuriame gyvenu, tai atrodytų maždaug šitaip. Ta vieta Lazdynuose, pavyzdžiui. Na ir aš palyginau, kaip atrodė Vilnius, sakysim, prieš 700 metų, kada buvo Vilniaus jubiliejus įkūrimo, tai jame tais metais 23 pelkių plotas buvo tik tai 0,23%. O va prieš 700 tai tikrai mažiausiai 15%. Buvo šiais laikais apie 40% miškų. Bet prieš 700 metų greičiausiai net 95% miškų. Ir jie turėjo būti tankus, tikrai nepražvelgiami ir sunkiai praeinami. Maža to, miškuose augo žymiai daugiau plačialapių medžių. Ir šiuo metu bukus mes turime tik tai parkuose, bekočių ąžuolų vieną kitą, platanalapius klevus, puošiam įvairias savo irgi miestų teritorijas, o tais laikais ir ąžuolų buvo, ir ąžuolynų daugiau, žymiai daugiau lapuočių nei šiuo metu. Na, bet dabar mes vėl susidurime su kita tendencija, kada nyksta spygliuočiai, ypač kenčia eglės. Ir sakyčiau, kad mes pereiname vėl į kitą periodą klimatinį, kuriame šilumos yra daugiau, tik neaišku, kaip bus su krituliais. Na, dabar vėl norėčiau grįžti prie mūsų bendrosios baltų kultūros kelių temos ir prisiminti, kadagi mūsų piliakalniai kaip datuojami, kada jie atsiradė. Atsimenat, Baltijos jūra 4000 metų minus. Na, o apie tą patį laiką, apie 2200-600 metus prieš mūsų erą, jau yra manoma, kad žmonės pradėjo kurti mums labai reikšmingus kraštovaizdžio objektus piliakalnius. Ir geologai piliakalnių metais 2017 atliko tyrimus nagrinėdami vietovės, kuriuose piliakalnių yra daugiau arba mažiau, suregistravo juos prijungdami prie geologinės informacijos, na ir nustatė, kad daugiau negu pusė visų piliakalnių yra prie upių ir 33% aukštumose, tačiau yra teritorijų, kuriuose jų yra gerokai mažiau. Ir labai įdomu, kad vidutiniškai atstumas tarp piliakalnių buvo nustatyta, kad yra 9 kilometrai, bet jeigu taip pažiūrėjus, tai yra ir nuo kelių šimtų metrų ir iki kelių dešimčių kilometrų. Jeigu pažvelgtume, kur iš tikro piliakalnių yra mažiau, suprastume, kad jie yra susiję su vietovės bendromis savybėmis, pavyzdžiui, kiek slėniuoti, ežeringi, pelkėti ar kalvoti, miškingi yra plotai. Na ir taip pat senųjų gyventojų poreikiai taip pat diktavo, kur
piliakalnių yra daugiau. Tai reiškia, kiek buvo poreikis ir gynybai, ir įvairioms žaliavoms, ar buvo lengva įrengti piliakalnius, nes tai buvo labai sunku padaryti pelkėtose vietovėse. Na, vat ir šitame žemėlapyje taip pat pažiūrėkite ir Užnemunė, ir Karšuvos lyguma, Pajūrio lyguma, kur potviniai, taip pat į šiaurę nuo Panevėžio, Linkuvos ties Gūbriu taip pat didžiuliai pelkynai buvo tuo metu. Tai tos teritorijos tikrai piliakalniams įrengti buvo sudėtingos. Daugiausia piliakalnių yra Aukštaičių aukštumoje. Na ir ištisomis piliakalnių grandinėmis pasipuošusios yra svarbiosios mūsų upės, kuriomis taip pat tikėtina, kad žmonės ir keliavo, ir plukdė tam tikrus savo reikmenis, ar vyko prekyba, susisiekimas. Tai vat iš Ilgai Nemuno, Neries, Šventosios, Minijos, Jūros, Akmenos ir kitų upių. Na, o kokios teritorijos piliakalnių turi mažiausiai? Tai vat Pajūrio žemumos ruožas, ties žemupių, kur sakau, užliejamos teritorijos, Karšuvos žemumoje, Žemaičių aukštumos pietinėse pašlaitėse, Šešupės žemumoje tarp Nemuno ir Šešupės, mažai taip pat yra pietryčių arba Dainavos žemumoje, arba ją kertančio Merkio pakrantėse, kuris kalbam, kad buvo ilgą laiką didžiulis Neries senklonis, kuriuo tekėjo vanduo, buvo pelkynai, buvo smėlingos vietos, kuriuose tikrai buvo sudėtinga daryti įtvirtinimus. Na ir šiaurės Lietuvoje, Mūšos, Nemunėlio bei Žiemgalos žemumose. Na ir pradedu aš vardinti tas teritorijas, minėdama tokius vardus: žemuma, aukštuma, slėnis ir kitokie, kurie susiję su mūsų kraštovaizdžio geografijos mokslu. Ir čia norėčiau tiesiog pereiti į tą vietą, kur noriu papasakoti, kaip skirsto mokslininkai visą Lietuvos teritoriją ir nagrinėja, kas būdinga, kas unikalu. Lietuvoje išskiriama yra 9 ruožai, 19 sričių, 50 rajonų ir dar mes turime net 22 skirtingos išraiškos ir kilmės vietovių tipus arba žemėvaizdžius. Kas tie žemėvaizdžiai? Tai molingos lygumos, moreniniai kalvynai, tarp jų retesni yra slėniai, ežerynai, labai seni, reti senslėniai, deltos, Nerija. Na, o 3 žemėvaizdžiai yra skiriami netgi po vandeniu. Atsimenat, minėjau, kad kraštovaizdis yra ir sausumoje, ir po vandeniu. Kaip čia tas skirstymas įvyksta? Sakyčiau, kad mes skiriame kraštovaizdžio hierarchinius teritorinius vienetus tarsi kažkokias tautas, giminės arba šeimas. Tai va, pavyzdžiui, turime 9 kraštovaizdžio ruožus. Na, jeigu imtume Baltijos aukštumas, joje skiriama 19 sričių, pavyzdžiui, Baltijos aukštumose Dzūkų aukštuma. Toje aukštumoje 42 smulkesni vienetai rajonai, pavyzdžiui, Vidurio Dzūkų miškingi agrariniai ežerynai. Na ir jeigu dar smulkiau tuos rajonus skaidyti, tai susidaro tokie arealai, kaip pavyzdžiui Daugų arba Trakų apylinkės, kurie yra dar smulkesni. Na, o Vilniuje, pavyzdžiui, išskiriamos net 42 kraštovaizdžio apylinkės ir tai bene vienintelė Europos sostinė, esanti teritorijos, kurią kūrė net 2 ledynmečiai. Todėl būtent dėl šio skirtingo tokio susidarimo situacijos čia susieina net 3 tipų kraštovaizdžio sritys. Yra net 158 jų gamtinės ir kultūrinės variacijos. Na, o Vilniuje, jei atsimenate, koks didžiausias Lietuvos aukštis 293 metrai, tai čia nuo pat jūros iki pat Medininkų Ašmenos aukštumų, o Vilniuje toks peraukštėjimas yra net 153 metrai. Tai va, tai Vilnius iš tikrųjų yra sudėtingiausia kraštovaizdžio požiūrių teritorija visoje Lietuvoje. Na, noriu priminti ir jums galbūt parekomenduoti, paskaityti štai tokius veikalus. Tai yra mūsų kraštovaizdžio
mokslo lobynas ir jo pradžia yra 58 metais Basalykui redaguojant arba jam išvis atliekant Lietuvos TSR fizinę geografiją, kada visa Lietuva buvo suskaidyta ir galima paskaityti apie bet kurį nedidelį gabalėlį, kas jam būdinga. 2006 metais jau įgyvendinant Europos kraštovaizdžio konvenciją, Kavaliauskas, Jankauskaitė, Veteikis, Šimanauskienė ir Dumbliauskienė atliko vadinamo Lietuvos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studiją. Arba sutrumpintai mes vadinam kraštovaizdžio studiją, kur atnaujino tą dar 20 amžiaus viduryje atliktą ranka braižytą inventorių ir suskaitmenino mūsų kraštovaizdžio vienetus. Na ir pats naujausias mūsų kūrinys kraštovaizdžio geografijos, ir jis buvo atliktas taip pat Vilniaus universitete, kaip ir ankstesnės dvi studijos. Tai yra UAB urbanistikos sukurtas nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas, kurio darbo grupės vadovė buvo Kažienė, bet mokslininkams vadovavo taip pat profesorius habilituotas daktaras Paulius Kavaliauskas, prie jo dirbo dabar docentas Ričardas Skorupskas, šiuo metu profesorius Darijus Veteikis, taip pat kultūros paveldo specialistės Filipavičienė, Kučinskienė, Čepaitė. Na ir aišku, šitą leidinį dar paruošė leidybai, apibendrino įvairias diskusijas Činderova, Gruodis, šiek tiek teko prisidėti ir man. Ir dabar iš tikrųjų labiausiai norėsiu ir pademonstruoti, kaip tas mūsų kraštovaizdžio rūbas margas Lietuvoje. Iš minėtos knygos, kurią taip pat galite susirasti skaitmeninę ir šios žemėlapius atsiversti savo įvairiose kompiuteryje, susirasti bet kurią vietą ir apibūdinimus paskaityti, kas jai yra būdinga, kaip tam tikram dideliam arba mažesniam ploteliui. Na, šitame paveiksle yra kraštovaizdžio morfologinė struktūra, įvairiausios žemumos, aukštumos, lygumos, ežerynai, smėliai, smėlingos lygumos, slėniai, na ir jūra atvira, lagūnos, užliejamos teritorijos, įvairiausi dariniai. Ir kad jums būtų lengviau įsivaizduoti, kas per teritorijos mūsų čia atvaizduotos, aš norėjau jums pasidalinti Ričardo Skorupsko sudarytų tokiu katalogu, kuris vizualiai pristato įvairiausias Lietuvos kraštovaizdžio tipus, vienetus pagal ruožus, jau kurių minėjau, kad yra 13. Tai rytų Baltijos sekliosios jūros ruožas, kaip atrodo. Tai reiškia, kad mes daugiau galvojam apie tai, kas yra netgi po vandeniu. Tada vakarų Pabaltijos žemumos, matot, paryškintos, jose taip pat yra ir Kuršių nerija. Ir taip pat galim kitus jos gabaliukus pasižiūrėti. Pavyzdžiui, čia yra Žemaičių pagrindinės aukštumos. Pažiūrėkite Pagirgždučio teritoriją ir Medvėgalis ten pat. Ir vaizdas nuo Šatrijos, čia Pašatrija, tai kaimas taip vadinasi. Dabar, jeigu pereitume į vidurio Pabaltijos žemumų ruožą, didžiulės lygumas, žaliai daugiausia parodos, kur mūsų žemdirbystės aruodas, tai mes randame štai ir didžiasias upes ir panemunius, taip, Nemuno žemo miškinga, agrarinė lyguma, Vilkaviškio rajono laukai, čia ir Kudirkos naumiestis ir Slabadai, pavyzdžiui, visai kitokios vietos, Linkuvoj, Pakruojo rajone. Na ir jeigu dabar persikeltume į patį sudėtingiausią ruožą Baltijos aukštumų, kurios taip pat nueina ir į mūsų kaimynus pas latvius, į Lenkijos pusę, į Baltarusijos pusę,
tai matysim labai įvairias teritorijas, pavyzdžiui, Kavarsko plynaukštė ir laukai, ir Mikierių kilpos šventosios, ir Aukštaičių aukštumoj, miškingas agrarinis kalvynas Aleksandravėlėje, Mozūrai Zarasų rajone banguoja javais. Čia mes turime ir miškingus ežerynus, vaizdą nuo Ladakalnio, ir Taurapilis, Tauragnų ežeras. Na ir yra tokie, pavyzdžiui, Vištyčio laukai Vilkaviškio rajone, kur taip pat pietų Sūduvos aukštumos ateinančios pas mūsų kaimynus Lenkus ir į Rusijos Kaliningrado sritį. Man labai patinka Vilkaviškio rajono paribiai, Gražiškiai, kur aukštumos pakilę, bet atviros ir banguojantys keliai kviečia pažiūrėti. Na ir aišku, pats Vištyčio ežeras, kuris jungia tris šalis šiuo metu. Tas regionas yra labai didelis. Tai mes čia turime ir Rytų Dzūkų agrarinė plynaukštės, Jurdonis Ukmergės rajone viršuje, o apačioje mūsų žymėje Kernavė ir kitokios, pavyzdžiui, Trakų rajono ežerynai įeina. Na, o tiesiantis toliau į rytus, Baltijos žemumų ruože, tai yra buvusi ta didžioji proupė. Atsimenat, kur kalbėjau, kad palei ledyną tekėjo didžiuliai vandenys nuo Žeimenos per Vokę į Merkių ir suklostė mūsų smėlingasias pietų Baltijos žemumų lygumas, kuriuose dabar ir Neries dalis slėnio yra, ir tebėra mūsų dabartinė Vokė, Merkys. Na ir žymusis Merkinės vaizdas, tikriausiai visiems žinoma, kaip Merkys įsilieja į Nemuną. Šitoje teritorijoje ir Čepkelių pelkė, ir Vilnius. Tai matot, nors regionas vadinasi Pabaltijo žemumos, tačiau vietovės labai skirtingos. Na ir dabar norėčiau šiek tiek jūs, kaip sakoma, nukelti į šiaurės Baltarusijos aukštumų ruožą, tokius pačius mažiausius, pačius tolimiausius kampelius, į kuriuos gana retai nuvažiuojame, vis mažiau tenai gyventojų, tačiau, pavyzdžiui, būtent iš šito regiono yra kilęs mūsų patriarchas, kraštovaizdžio geografas, žymus visuomenės veikėjas Česlovas Kudaba. Ir apie Švenčionių aukštumą. Švenčionių šiaurrytinis miškingas agrarinis kalvynas, arba, pavyzdžiui, Miklavas Ignalinos rajone, tokios plačios kalvos. Na, dar vienas kampelis, vadinamos Vidurių Baltarusijos aukštumų ruožas. Tai yra tokia sritis, toks ruožas, kuris nukeliauja jau į Baltarusiją, ten yra didesnės šito kraštovaizdžio arealų, didesni plotai, o pas mus tik tai nedideli palyginus. Tai ten Ašmenos aukštuma, Medininkų aukštumos miškingas agrarinis kalvynas, arba Mostiškės Vilniaus rajone, irgi pasižymė didesnėm kalvom, platesniais kloniais, didesnės visiškai nepanašios, pavyzdžiui, kokios nors Ignalinos apylinkių smulkiakalvės. Na ir čia tos teritorijos dar Richardo nufotografuotos, pavyzdžiui, Videniai iš tokių. Pačiame rytinėme pakraštyje yra Dysnos lyguma, šiaurės Baltarusijos žemumų ruožas, kuris pasirodo mums maždaug šitaip. Ties Dysna. Na ir čia yra, pavyzdžiui, Kukutėliai, man patinka Kukutėlių Erzveto ežeras iš teritorijos vaizdas. Na tai tokia mūsų ta kraštovaizdžio įvairovė. Bet geografai pasisako ne tik tai apie tai, kaip susiklostė, pavyzdžiui, tam tikros teritorijos, nagrinėja jų raidą, ekologinės galias
bet taip pat kalba ir šiek tiek apie grožį. Tai šiame nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane turėtumėt atkreipti dėmesį į vizualinės struktūros brėžinį, kuriame yra parodyta teritorijos, kurios yra vaizdingesnės arba mažiau vaizdingos. Tai kuo ta spalva yra raudonesnė ir ryškesnė, tuo laikoma, kad kraštovaizdis yra labiau įvairus, todėl yra galvojama ir, taip ir yra, kad jame yra įdomesnių vietų pasigrožėjimui. Jeigu labiau prisitraukus šitą žemėlapį, lengviau suprantamas mano manymu net yra štai šis kraštovaizdžio vadinamo estetinio potencialo žemėlapis, kuriame Lietuva suskaidyta nuo 0 iki 9 balais ir ties raudonomis vietomis tai yra tas aukščiausiais vertinimas. Na ir jeigu prieiti prie to, kaip mes šiuo metu saugome tai, ką manome esant gražu ir vertinga, tai noriu jūs kažkaip paorientuoti, panaršyti ir rasti kokius iš 345 apžvalgos taškų, kurie čia šitame interaktyviame žemėlapyje parodytų, matomos pačios vertingiausios panoramos ir jas valstybė yra apsiėmusi saugoti. Na, jūs nustebsite, pažiūrėkite, kiek yra mažai tų taškelių. Tai reiškia, kad nepaprastai daug piliakalnių neįeina į šitą sąrašą ir vaizdai nuo jų oficialiai kol kas Lietuvoje nėra saugomi, nebent šie piliakalniai pakliūna į saugomas teritorijas. Na ir jeigu kalbėti apie tai, kuo mes didžiuojamės, tai aišku, kad pačiomis vertingiausiomis Lietuvos teritorijomis, kur yra įsteigtos saugomos teritorijos. Lietuva yra tikrai viena iš unikaliausių valstybių pasaulyje, kuri turi savitą kelią, kaip saugomos teritorijos buvo sukurta. Kadangi labai ilgai Lietuvos aplinkos apsauga priklausė nuo kitos valstybės, tai po nepriklausomybės atkūrimo buvo didžiulis pakilimas ir troškimas pačias vertingiausias savo teritorijas apsaugoti. Ir 91 metais įsteigti mūsų 5 nacionaliniai parkai, 92 metais vienu nutarimu įsteigta 30 regioninių parkų ir tokio didelio žingsnio nei viena šalis pasaulyje nėra žengusi. Aš manau, kad tai yra tikrai drąsu ir tai yra vienas iš šimtmečio Lietuvos valstybės laimėjimų. Saugomos teritorijos šiuo metu užima 18,5% visos Lietuvos teritorijos, 14% dalis persidengia su tuo ankstesniu skaičiumi, yra Natura 2000 teritorijos, jos 70% yra būtent nacionalinėse saugomose teritorijose. Ir aišku, kad pasauliniu mastu mes taip pat turime ir UNESCO paveldo. Tai dabar nenoriu daug jūsų apsunkinti, bet tik noriu perbėgti ir priminti, kad nuo 94 metų Vilniaus istorinis centras yra saugomas, Kuršių nerija kaip tik 25-metį švenčia įrašymo į UNESCO pasaulio paveldą. Kernavės archeologinė vietovė 2004 metais tapo UNESCO pasaulio paveldo vietovė ir noriu dar pabrėžti, kad jos išskirtinės savybė tai yra apie 10 000 metų trukusios Baltijos jūros regiono Europoje gyvenviečių raidos palikimas ir kad šioje vietovėje yra ypač svarbių pagoniškų ir krikščioniškų laidojimo tradicijų sąlyčio įrodymų. Na ir 4 kriterijus, pagal kurį taip pat ši vietovė yra pasaulio paveldas, tai gyvenviečių planas ir įspūdingi piliakalniai yra išskirtiniai tokių rūšių, struktūrų, raidos ir jų naudojimo istorijos iki krikščioniškojų laikotarpių pavyzdžiai, sakoma, pasaulio paveldo sąraše. Dar vienas mūsų ypatingas toksai momentas ar
vietovės saugomos pasaulio mastu, tai yra Struvės geodezinio lauko punktai ir tikrai šiuo metu yra ypač Anykščių rajone Storių pažintinis takas labai įdomiai parengtas, supažindinant su šia pasaulio paveldo vertybe. Labai rekomenduoju apsilankyti. Na ir pati jauniausia mūsų UNESCO pasaulio paveldo vietovė, vadinamasis modernistinis Kaunas arba optimizmo architektūra. Norėčiau pabrėžti, kad buvo įrašyta į pasaulio paveldą kaip išskirtinis pastatų, architektūrinių ar technologinių ansamblių ar istorinio miesto kraštovaizdžio, vėlgi pabrėšiu, pavyzdys, iliustruojantis reikšmingą žmonijos istorijos etapą. Na ir šitoje vietoje kažkaip labai norisi paminėti, kad ir Vilniuje, ir Kaune, būtent miestuose yra išlikę, galima būtų sakyti, sengirės, tačiau netitiktų šitie miškai sengirių apibrėžimo dėl miškų struktūros, tačiau vis dėlto Kauno ąžuolynų yra atskiriems individams apie 300 metų ir Vingio parko pušims, kai kurioms yra 240 metų. Todėl iš tikrųjų galvojant, kad Lietuvos miškų vidurkis yra vos 53 metai, tai yra įspūdinga situacija. Na ir apie tai, kad gamtiški kūnai gali būti svarbios kultūros paveldo vietovės, tikrai ženklina mūsų didieji miestai, mūsų sostinė Vilnius ir laikinoji sostinė Kaunas, nes Kaune ąžuolynas yra kultūros paveldo vertybė, o Vilniuje tokios natūralios teritorijos palyginus kaip Vingio parkas, kaip Kalnų parkas, taip pat kultūros paveldo vertybės. Taip kad kraštovaizdžio arba to gamtiškojo kūno pažinimas yra nepaprastai svarbus ir kaip kultūros reiškinys. Na ir ką šitą dalelę norėčiau užbaigti tokia nedidelė išvada, kad išskirtinės vietos ir vietovės ne tik šiaip pripažįstamos pasaulio paveldu, bet siekiama, kad jos būtų kiek įmanoma dažniau minimos, kad jų vertybės ir savybės išskirtinės, jos būtų saugomos taikant moderniausias, labiausiai tinkamas jų išsaugomo priemonės, o visų institucijų, bendruomenių, asmenų tam skirti veiksmai būtų tikslingi, koordinuoti, sąmoningi, pridėčiau aš. Na ir dabar norėčiau pereiti prie tos dalies, kurioje noriu atskleisti, kad ne tik tai institucijų pastangos arba pačių mokslininkų tos giliosios žinios yra svarbu, bet ir kiekvieno mūsų indėlis arba kiekvieno mūsų prisidėjimas tarsi, kaip mylint ir savo kraštą, pažįstant jį ir turtinant žinias apie Lietuvą ir apie kraštovaizdį. Norėčiau Jums papasakoti apie ikoninių Lietuvos kraštovaizdžių fotografijų žemėlapį, kuris buvo sukurtas su visuomenė 2023 metų 1 mėnesį tarp balandžio 1 ir gegužės 1. Na, man kilo tokia mintis, kad jei reikėtų apibūdinti, koks Lietuva kraštas, kas turėtų būti tame paveiksle, jeigu mes kiekvienas jį sudėtume iš gabaliukų. Tai čia pavyzdys. Ar ne, ta Lietuvos dėlionė jau buvo bandyta taip atsakyti šitą mano klausimą. Na, bet iš savotiškos varpinės norėčiau klausti, o ką norėtumėte aplankyti iš viso to, ką parodyti svečiams, na ir koks būtų jūsų asmeniškas pasirinkimas, nes čia tiesiog autoriai nusprendė, kad taip, arba gal savivaldybės prisidėjo galvodamas, kas jūsų išskirtinė vertė. O aš tiesiog norėjau to paklausti visų žmonių, kaip jie galvoja. Ir aš bandydama pagalvoti, kokia ta mano dėlionė būtų tų ikoninių kraštovaizdžių, tai sudėjau vieną paveikslą, sudėjau antrą paveikslą ir vis man tų paveikslų buvo negana. Supratau, kad aš viena nesusitvarkysiu. Ir čia aš kreipiausi į Lietuvos geografų draugiją, o Lietuvos geografų draugija šiais metais jau 7. kartą dalyvauja pasaulinėje tokioje geografiją populiarinančių renginių platformoje,
kur siekiama, kad geografija būtų visiems prieinama ir linksmai su geografija vyktų gyvenimas. Tai vat tokia sugalvota, kad vieną dieną per metus vyktų renginiai populiarinantys geografiją visame pasaulyje. Na ir Lietuvoje per šituos 7 metus iš tikrųjų buvo surengta daugiau negu 140 renginių, kuriuose dalyvavo net daugiau negu 8 000 žmonių. Tai vienas iš tokių geografinių renginių, tai noriu parodyti, kad iš tikrųjų tai Lietuvos geografų draugija iš vis net 4 tokius akcijas jau yra surengusi, bet čia jums pristatysiu dabar 2. Viena iš jų vadinasi Žvilgsnis į Lietuvą. Atsimenat, ikoniniai Lietuvos kraštovaizdžiai. Tai per vieną mėnesį buvo gauta daugiau negu 430 vaizdų iš 314 lokacijų. Šitą žemėlapį man padėjo padaryti Raminta Povilaitytė ir Samanta Klusytė, o duomenis pateikė 90 dalyvių iš visos Lietuvos. Na, jeigu reikėjo padaryti tam tikrą metodiką, pagal kurią šitas žemėlapis būtų užsipildęs. Tai reikėjo surašyti, kas tas ikoninis Lietuvos vaizdas. Na, tai buvo surašyta taip, kad tai labai svarbios vietovės, ypatingas paveikslas. Platus, gilus, įvairius elementus apimantis bendras reginys, atspindintis tai, kas mums yra Lietuva, kas simbolizuoja mūsų krašto savastį, gal ir mus pačius, mūsų kaip tautos vertybės. Na ir dabar visiems žmonėms atliekant šią užduotį reikėjo nufotografuoti kažkokią vietą, kuri jums labai svarbi, įkelti jūsų atliktą fotografiją į pasiūlytą žemėlapį, reiškia, jinai turi savo koordinates turėti ir apibūdinti, kas tai yra, kokia tai per vieta, kodėl jinai jums svarbi. O čia, pavyzdžiui, pati ta sistema leidžia man matyti, iš kur fotografuota, į kokią pusę, kas fotografuoja, vyrai ar moteris, kaip greitai žmonės pateikia kažkokias tai paveikslus ir apibūdinimus į šitą anketą atsako. Jeigu nukrinta susidomėjimas, gal reikia kažką daryti, gal reikia labiau pasakoti apie kraštovaizdį ir agituoti žmonės. Tai toks procesas. Na ir kokie tai akcijos tikslai buvo, tai iš principo daugiau žmonėms suteikti žinių apie kraštovaizdį, apie, aišku, pačią Lietuvą, paskatinti aplankyti svarbias vietas ir taip pat sujungti šitas žmonių turimas žinias su žiniomis, kurias turi mokslas. Savaime tai šitą veiklą reikėtų įvardinti kaip kraštovaizdžio suvokimo tyrimą. Tai reiškia, kad jo metu buvo aiškinamasi, kokie ir kodėl kraštovaizdžiai žmonėms yra svarbus. Dabar norėčiau dar parodyti, kaip atrodo iš tikrųjų tas langas. Tai čia kaip tik parodyta, kiek vyrų, kiek moterų dalyvavo, sakykime, šitoje akcijoje. Na ir susidaro tokia individuali agreguota informacija, kuri atskleidžia, kokie yra patys dalyviai, tarsi jų vyrai, moteris, kiek jie susiję su geografija, aprašo fotografavimo vietą, kryptį, laiką. Na ir jau mums ankstesniai mano daleliai parodyti kraštovaizdžio sritys, kurių yra 14, pavaizduotos šiame žemėlapyje, kad žmonės tuo pat metu galėtų matyti, kur jų taškas yra ir susijęti tai su moksline informacija apie kraštovaizdžio įvairias savybės nurodytas mūsų tuose inventoriuose. Na ir kaip atrodo iš įvairiausių taškų žmonių atsiųstos nuotraukos. Kokios jos yra? Tai jose yra ir upės, ir vėjo jėgainės, net ir laukai, ir parkai. Tarp kitko yra gana daug vandens telkinių bendrai paėmus, bet yra ir, pavyzdžiui, laukai. Na ir sakysim, čia kaip apibūdina Ričardas Skorupskas, kuris mes jau matėm, kad jisai buvo kraštovaizdžio studijos autorius, tai jis apibūdina profesionaliai, rašo išraiškingiausios Dzūkijos aukštumų, Trakų moreninio masyvo, stambiakalvių virtinės
Pietuose Piprišių geomorfologinis draustinis. Tai jisai taip apibūdina. Na, bet paprasti žmonės, pavyzdžiui, rašo kitaip. Alaušų ir Prišmeno ežerai nuostabaus grožio kraštovaizdis, Molėtų rajonas, Balininkų miestelis, va, Liuda Mickutė. Na, kitas žmogus nufotografavo ilgausį žaliuojančiam lauke ir rašo, šis vaizdas man svarbus, nes susijęs su vaikystė, gimtine, su svarbiais mums įvykiais ir žmonėmis. Mano minėta vėjo jėgainių, tai pažymėjo, kad šis vaizdas man svarbus, nes atspindi mūsų idėjas, vertybės, tai, kas mums svarbu, tai yra energetinė nepriklausomybė. Na, vat iš kito, pavyzdžiui, vakarų Žemaičių aukštumos, sakysim, tokio arealo, tai nufotografuoti Svilės šaltiniai, gėlo vandens šaltinis, vienas įspūdingiausių Lietuvoje, Karolis Kairys, veidrodinis tvenkinys, nuostabus Kaubariškis, Jolanta Tumienė. Ir jis sako, kad šis vaizdas man svarbus, nes kelia pasididžiavimą susijęs su tautos ar krašto istorija. Buvo toksai, kaip ir klausimynas, buvo galima pasirinkti vieną arba keletą kategorijų. Ir pasirinko ir tą kategoriją, kad šito netekus, esmingai pakitus, nuostolį pajustų visi. Jo ateitis rūpi, norėtume perduoti savo vaikams. Beždžionių tiltas per Šventąją, panorama į Vilniaus senamiestį. Na ir šitos akcijos galim pamatyti kaip ikoninių Lietuvos vaizdų žemėlapyje paprastų žmonių akimis galima matyti, kaip atrodo Lietuva 23 metų balandžio mėnesį. Kas yra lankoma, kas branginama, kodėl. Na ir šitokios akcijos, tai yra kraštovaizdžio geografijos mokslo ir komunikacijos hybridas, nes norint, kad tos pateiktis jos įvyktų, vis dėlto reikia aktyvuoti visuomenę, siūlyti įvairią informaciją, kad būtų atkreiptas dėmesys ir kad būtų surandamas noras prisidėti. Na, to šiaip iš tikrųjų tokie duomenys yra analizuojami ir kokybiškai, ir statistiškai. Na ir pagrindinis dalykas, kad yra sukuriamas rezultatas, kuris yra prieinamas visiems ir jūs taip pat galite atsidaryti šitą žemėlapį ir panaršyti, paieškoti, galbūt rasite ir arti savęs esančių įdomių teritorijų. Dar viena akcija, kuri įvyko per pirmąjį karantiną, 2021 metų balandžio 9 dieną, taip pat susijusi su geografijos nakties renginių platforma pasaulyje. Tiesą sakant, ta situacija, kada nebuvo galima kirsti savo savivaldybių ribos dėl griežto karantino, inspiravo tokią mano mintį, idėją, kad reikia ieškoti jungiamosios grandies, kasgi tą Lietuvą galėtų kažkaip tai sustiprinti, dvasią pakelti. Na ir aišku, galvojau, kad Lietuva Nemuno kraštas, ar ne? Visi tikriausiai sutiktų, bet kai aš mąsčiau, kogi aš labiausiai ilgiuosi, kad negaliu išvažiuoti iš Vilniaus miesto, tai supratau, kad negaliu pamatyti tokių nacionalinių vertybių kaip Nemunas. Na ir ta akcija buvo sumanyta smūginė, iš tikrųjų susijusi su viena diena, balandžio 9, ir per tą dieną buvo gauta daugiau negu 300 originalių Nemuno pakrančių vaizdų, kurie buvo atlikti būtent tą dieną. Tai 161 pateiktis ir daugiau negu 300 fotografijų. Na, ir taip pat yra nuoroda, kurią jūs atsivertę galite taip pat panaršyti ir pasižiūrėti, kokių įdomių fotografijų buvo atsiųsta. Kaip atrodyta mūsų užduotis, tai reikėjo nufotografuoti Nemuną, specialioje anketoje atsakyti į klausimus ir įkelti fotografiją. Tai čia irgi man padėjo Raminta Povilaitytė. Tik tai dar nemokėjome gerai sukurti fotofiksacijos laiko duomenų, tai čia taip, kadangi tik viena diena, tai nelabai teisingas tas mūsų grafikas, bet po to jau mes išmokom geriau su žvilgsniu į Lietuvą pasitaisėm. Na ir kaip atrodo tokia akcija? Noriu pasakyti, kad jeigu rengsite, tai nenusiminkite ir turėkite kantrybės laukti.
nes tikrai daug pastangų reikia pradėti šitokią veiklą, iš tikrųjų propaguoti, kviesti žmones ir žiūrėkite, atidarytas tas sąrašas arba nuoroda 6 valandą ryto. Tai už 4 valandų aš turiu tik 4 nuotraukas. Iš tikrųjų labai jaudinuosi, ar ta akcija iš tikro įvyks. Žiūrėkite, jau 1 valanda, bet aš te turiu tik 9 nuotraukas ir galvoju, gal man vis dėlto ir nepavyks. Jeigu bus tiek mažai, tai kągi ten jau daug skelbsi. Na, 6 valandą vakaro mano širdis gana rami. Nemunas jau turi taškų 44 ir iš tikro jau aš sakau, kad na, jeigu ir nieks daugiau neatsiųs, tai jau laikysiu, kad jau maždaug galima laikyti, kad yra Nemuno fotografija. Na, bet 11 valandą aš turiu 151 taškelį ir aišku, iki vidurnakčio dar 10 taškų naujų atsiranda, nors galite pamatyti, kad kai kurie taškai yra ne ant Nemuno, tai reiškia ir neteisingų yra, nes čia vis dėlto žmonių bendrai kuriamas žemėlapis. Na ir ši programa ArcGIS 123 leidžia labai įdomiai pavaizduoti ir automatiškai suskaičiuoti įvairią statistiką. Tai pavyzdžiui, buvo klausta, kodėl Nemunas man svarbus, tai čia buvo visokie pasirinkimai ir juos taip pat išdėlioja pagal tai, kur buvo tos nuotraukos įkeltos kokiame taškelyje. Lygiai taip pat galite įsivaizduoti, tai nebuvo pati gražiausia diena fotografijoms daryti, bet Nemunas buvo nufotografuotas daugybę kartų. Ir iš tikro, jeigu jums reikia Nemuno vaizdo iš kažkurios tai vietos, tikrai būtinai atsidarykite šitą platformą Lietuva Nemuno kraštas ir rasite savo įvairiausių Nemuno vaizdų. Vat, nuo ryto iki vakaro, nuo rūko iki vakarinės žaros. Na ir vienas kitas saulės spindulėlis irgi pakliuvęs, bet iš tikrųjų jų buvo nedaug. Na ir tam, kad tokia akcija pavyktų, iš tikro tai buvo daug dirbama ir su savivaldybėmis, tai labai noriu padėkoti ir Alytaus rajono savivaldybei ir Kaunui, kuris ypač aktyviai dalyvavo, kurie tą mūsų Lietuvos geografų draugijos sumanytą akciją propagavo ir iš tikrųjų tai buvo rezultatyvu. Be jokios abejonės per socialinius tinklus mes taip pat dalinomės įvairią informaciją apie Nemuną, pavyzdžiui, tiltai, knygos apie Nemuną, Nemuno tyrėjai, hidrologai ir panašiai. Na, o dar norėčiau visus pakviesti prisijungti YouTube kanale prie konferencijos, kuri tuo metu vyko Mes prie Nemuno užaugę, kuriame saugomų teritorijų tarnyba ir visos mūsų saugomos teritorijos direkcijos, kurios yra prie Nemuno, papasakojo apie tai, koks Nemunas yra jų teritorijoje saugomas, kokios jo vertybės, ypatybės. Ir iki šiol sakyčiau, kad ši medžiaga yra naudinga mokomoji priemonė, ieškant, koks Nemunas yra Dzūkijos, pavyzdžiui, nacionalinėme parke ir Panemunėse, Nemuno deltoje, Rambyne, Nemuno kilpose, Panemuniuose ir panašiai. Tokios akcijos yra iš tikrųjų daug reikalaujančios valandų ir papildomai noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo ir padėjo šiai akcijai įvykti. Tai dabar nevardinsiu, tačiau iš tikrųjų tikrai labai dėkoju visiems, kurie padėjo šiam žemėlapiui atsirasti. Na, o kokia išvada pagrindinė, kad didelį objektą reikia stebėti ir pažinti drauge, kaip sakoma, iš visų pusių. Kokia buvo užduotis? Tai vat prašoma nurodyti fotografavimo tašką, apibūdinti vietą, kur fotografuota, tiksliai nurodyti fotografavimo laiką, parašyti, kuris tai upės krantas ar kita vieta, koordinates pažymėti žemėlapį ir trumpai pakomentuoti, kodėl fotografuota būtent čia, kuo svarbus Nemunas. Na ir dabar jau man liko nebedaug laiko, tai norėčiau dar papasakoti, kaip geografai pasakoja, pavyzdžiui, kaip jie mato vietovę būdami Kernavėje ir nuo Šatrijos.
Tai sakyčiau, kad kraštovaizdžio geografai yra būtent tie, kurie nuolat aiškinasi žmogaus ir gamtos sambūvio ženklus kraštovaizdyje. Jie galvoja ar svarsto, ieško ženklų, kaip bendruomenės keitė gamtą priešistorėje, istoriniais laikais ir kaip tas vyksta dabar. Na, Kernavėje, valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato užsakymu Giedrė Godienė ir Gabrielė Jakumaitė 24 metų pabaigoje parengė galimybių studiją, kuri vadinasi Potencialių aukštų objektų vizualinio poveikio Kernavės archeologiniai vietoviai vertinimas. Ir čia aš dalinuosi kai kuriomis išvadomis iš šio vertinimo, bet jūs jį galite pažiūrėti ir visą. Jeigu jums įdomu, atsiverskite Kernavės puslapį ir rasite šios studijos santrauką. Na, tai kodėl iš tikrųjų man pačiai įdomu ir svarbu, tai ir kaip nagrinėti ir kaip kultūrinės vietovės, ir kaip iki krikščioniškosios pajautos vietas, ir estetiškai labai reikšmingas situacijas, todėl iš tikrųjų labai buvo įdomu daryti šį darbą. Na ir pavyzdžiui, kalbant apie Kernavę, kuri yra pasaulinio mastu išskirtinis asociacinis kultūrinis kraštovaizdis, tai jos kaip archeologinės vietovės viena iš vertingųjų savybių ir yra šitas harmoningas kultūrinis kraštovaizdis, na, jo transformacijos, taip pat ilgalaikės žmogaus veiklos, fiziškai matomos žymės, ženklai, taip pat ir nematomi, bet asociatyviai žinių pagalba suvokiami senųjų priešistorinių ir istorinių laikų žmonių gyvensenos liudijimai, archeologinių artefaktų ir sluoksnių pavidalų. Tai jeigu grįžti prie to kraštovaizdžio inventoriaus, kurį jums demonstravau per visą Lietuvą, tai pritraukus Kernavės situaciją, galima pasakyti, kad šita tyriama teritorija, tai Širvintų rajono savivaldybės ir Elektrėnų rajono savivaldybės ribose, taip pat arčiau prie Vilniaus rajono savivaldybės, Neries regioninio parko, Kaišiadorių rajono savivaldybės, tarsi tokiame mazgelyje, prie kurio prisiliečia daug savivaldybių. Bet jeigu imti tą geografinį adresą, tai būtų Baltijos aukštumų ruožų, Dzūkų aukštumos srities, Dzūkų rytinę ir slėniuotą, smulkiai kalvotą agrarinę pakilumą, plynaukštę, kertantis gilus Neries vidurupio senslenis. Toks būtų kultūringas kraštovaizdžio geografijos požiūrių šios vietovės apibūdinimas. Na ir iš viso sensliniai tai labai reta ir didelių gamtinių raiškumų pasižyminti vietovė, kuri išsiskiria labai dideliais natūraliais paviršiaus aukščių skirtumais, taip pat mažųjų vandentėkmių gausa, gamtinių ekosistemų įvairovė, nes čia galima surasti ekosistemas nuo vandens telkinių, žemapelkių, įvairiai tvarkomų skirtingo sausumo pievų, pavienių medžių ir įvairaus šlaitingumo ir dirvožemio mišriųjų miškų. Sensliniai arba kloniai yra tarp rečiausių Lietuvos gamtinio kraštovaizdžio tipų. Iš viso sensliniai tesudaro net nepilną procentą visos šalies teritorijos. Na, o pajautas slėnis senslinio parametrai yra kokie, kad tarp aukščiausių taškų yra maždaug 4,68 km, o gylis apie 100 metrų. Jeigu kalbėti apie paviršiaus susidarimo geologinės aplinkybės, tai reikėtų pasakyti, kad paskutinysis Nemuno ledynas paliko kalvotą moreninį paviršių, sudarytą iš virkštingų priemolių, o jam atsitraukus prieš maždaug 15 000 metų vietovės kaptuoti ėmė senovinė šaltus ledyno tirpsmo vandenis nešanti gerokai vandeningesnė proupė Neris, maždaug tuo pat metu pasukusi link tuometinių Kauno Kaišiadorių marių. Pajautos senslinio kraštovaizdžio puošmenos yra ir UNESCO išskirtiniai visuotiniai vertei priskiriami piliakalniai. Yra jau sutarta, kad tai yra žmogaus paryškinti, paaukštinti natūralaus reljefo dariniai ir bazinio paviršiaus masyvio atlikoniai, vadinami atragiai, gubriai,
tarsi kupros pasilikę tarp vandens išplautų gilių griovų ir raguvų. Na, pripažįstama, kad natūraliai be žmogaus įsikišimo šių atragių, būtent salų, nes atragis tai yra susijęs su pagrindiniu kūnu, tokia tarsi nosis, atauga, bet salų, kurios dabar yra vertingiausi piliakalniai, sistema negalėjo susidaryti, nes griovos skersai jungiančios atskiras raguvas gamtai nebūdingos, o čia jų yra net keliose vietose. Taigi geofiziniais metodais bei archeologinių tyrimų rezultatais patvirtinta, kad kai kurios raguvų atkarpos yra neišplautos vandens, o iškastos žmonių 13–14 amžiuje, būtent įrenginėjant piliakalnius. Na, tai va, jeigu žiūrėti į pagrindinę apžvalgos pusę, tai kairioji nuo aukštųjų piliakalnių atsiveranti Klonio pusė pasižymi dar didesniu makro darinių įvairiumu. Čia yra 4 poledynmečio Neries suklostyti terasiniai lygiai, tarsi pakopos. Senklonio labai ryškiai 20–50 metrų aukščio terasos pakopa yra skersai labai tankiai suskaidyta giliais griovų, raguvų, mažų upių slėniukų. Na ir taip toliau. Kitapus yra taip pat mažais slėniais suskaidyta terasinė pakiluma. Pati Neris, kuri teka rezervate daugiau negu 3 kilometrus, jos aukštis vandens lygis vidutinės yra 54 metrai virš jūros lygio, o vidutinis plotas ties Semeniškėmis 183 metrais. Tai mes čia turime 2 salas, Mitkiškėse, Semeniškėse. Na ir dar labai įdomus dalykas, kad archeologiniai tyrimai rodo, kad priešistorinėje pajautos Klonio atkarpoje galėjo būti likusi senosios Praupės senvagė, Seklus ežeras. Tiesiog norėčiau dar pabrėžti, kad va štai iš vizualinės struktūros brėžinio iškarpoje, kur parodyta raudona spalva Kernavės rezervato riba, o juoda tai apžvelgiama teritorija, reikėtų pabrėžti, kad tai vienas iš 27 ypač vizualinė prasme saugomų kraštovaizdžių Lietuvoje. Na ir joje dominuoja šie dariniai, tai priledinės Neries dugno terasinio plokštuma, griovomis suskaidęs atviras su mažai sumedėjusios augalijos Neries Klonio dešinysis šlaitas ir jo piliakalniai. Skirtingų mastų iš įvairių vietų matoma kontinuali Neris ir mozaikiškas smulkiamastelinis fonas. Ką gali ir turėtų pamatyti kiekvienas lankytojas? Dabar gausu iš tikrųjų nuotraukų internete, kurios yra daromos iš dronų, tai mums neįprastas ir labai mielas šiuo metu technologinis stebuklas, galintis atnešti įdomių rakursų, tačiau labai svarbu, kad būtų suprantama, ką kiekvienas žmogus atėjęs turėtų pamatyti, kaip sakoma, į kurią pusę žvelgti, ką akcentuoti turėtų gidai. Ir tai labai svarbu neiškelti mūsų fotoobjektyvo pernelyg aukštai. Kernavės archeologinėje vietovėje yra net 4 regyklos, ta oranžinė yra centrinė, apie kurią norėsiu daugiau pakalbėti, bet iš tikrųjų tik Baltojo kalno regykla priklauso šiam 345 vertingų apžvalgos taškų sąrašui, o šios 3 yra praleistos, tai buvo viena iš priežasčių, dėl ko šis darbas buvo iš viso darytas. Na tai va, tai buvo pirmiausia atliktos panoraminės nuotraukos ir nors jums gal atrodytų, kad tai nėra paprastas uždavinys, tačiau tam, kad nuotrauka taptų, pavyzdžiui, jau dokumentu, tai reikalinga išlaikyti visų objektų tikrąją geometriją, kad objektai būtų ir teisingos formos, ir teisingų dydžių tiek centre, tiek šonuose, todėl naudojami 50 mm objektyvai, nuotraukos yra jungiamos specialiomis programomis. Na ir aišku, kad jų raiška yra labai didelė, kad būtų galima tą vaizdą smarkiai prisiartinti ir nenukentėtų jo kokybė tiek. Na, visos panoramos buvo išanalizuotos, galvojant, kaip plačiai nuo jų matosi, kiek jau yra
horizontalus matymo kampas, reiškia platumas, kiek galima į kurią pusę žvelgti. Tada koks jų vertikalus matymo kampas, tai reiškia ištiesus ranką, kiek plačiai į viršų mes turime vaizdo, nes Lietuva lygumų kraštas visogi. Na ir visokie kitokie jų parametrai. Tai va čia buvo subraižyti iš kiekvieno taško, iš 4 ir iš viso buvo nustatyta, kad čia apžvelgiama super didelė vizualinė erdvė, daugiau negu 10 kvadratinių kilometrų. Na ir kad didžiausias atstumas matomas maždaug yra 6 km 909 metrai, nes būtent nuo centrinės regyklos. Tai va čia tokia geltona riba yra parodyta, kas yra matoma nuo šito taško, o vat tos lygios linijos 236, 150 vat skaičiai rodo, kur yra fotografuojama. Per patį vidurį taip pat išvedama ta centrinė linija, kur yra vaizdo vidurys, na ir gaunamas įvairiausi tokie analitiniai duomenys. Na, vienas iš panoramų vertingumo tokių kriterijų yra, kiek yra daugiaplanis vaizdas ar turintis mažiau planų. Tai čia vat matote tą analitinę situaciją, kada prisitraukus paveikslą yra paišoma vis dėlto, kiek vienas ar kitos užuolaidos uždengia, ir noriu pabrėžti, kad teritorijos, kuriuose yra daugiau negu 5 vizualiniai planai, tai Lietuvoje yra retos, o 14-15 vizualinių planų turinčios panoramos tikrai turi būti laikomos išskirtinėmis. Tai taip ir yra šitoje vietoje, aišku, yra cirko rama, tai reiškia, mes galime matyti aplink save iš visų pusių, tačiau į kai kurias pusės toliau, į kitas pusės arčiau. Ir va ta geltonoji linija įrodo, kad yra didžiuliai skojos nutysusios į pietų pusę, bet šiaurėje mums, kaip sakoma, Kernavės miestelį užstoja visokie želdiniai ir mes esam susikoncentravę į tas vertybės, dėl kurių saugoma Kernavė. Na, jeigu grafiškai parodyti, tai va čia tie planai gali būti taip pritraukti, kad geriau matytųsi. Analizuojant mes naudojam, aišku, ir metų laikų skirtingus paveikslus, kad suprasti, kaip spalvos keičiasi, naudojam istorinės fotografijas, kad suprastume irgi, kaip keitėsi ir atmosfera, ir galbūt net tam tikri morfologiniai dariniai, kaip, pavyzdžiui, sala arba žemės naudojimas. Na ir neskaitysiu dabar apibūdinimų, dar norėjau kelis žodžius tik tai pasakyti, kad štai nacionalinė ekspedicija Nerimi 22 metais Kurėnais praplaukė Kernavę ir šitos nuotraukos dabar naudojamos apibūdinti Neries galimybėms, kad skatinti vis dėlto vandens turizmą įvairiais plokščiadugniais laivais. Na, bet iš tikrųjų geografai labai smarkiai pasisako už tai, kad neris, kurios būdingos savybės yra rėvos, tai yra tam tikros seklumos, raunumos, norisi, kad jos išliktų ir liktų mūsų Neries tapatybės dalimi, o giliavandeniams laivams gilinimas Neries iš tikrųjų nėra suderinamas su tos tapatybės išsaugojimu. Na ir dar šiek tiek noriu parodyti savo studentės Gabrielės Jakumaitės darbą, kuris buvo susijęs su Šatrijos kalno analize ir vaizdais nuo jo. Tai vat Šatrijos kalnas čia iš toliau ir galim pasakyti, kad rodžiau jau kelis vaizdus nuo jo. Tai yra Šatrija šiauriniame Takoskirinio Žemaičio aukštumos kalvyno kampe. Ir jinai matosi labai smarkiai ir nuo kitų piliakalnių, iš jos taip pat matosi keli piliakalniai, todėl ugnies sąšauka yra labai svarbi. Na, bet jeigu pagalvoti geografiškai, kas tai per dalykas, tai kodėl ta Šatrija tokia yra iškili ir ypatinga, nes ji pakyla apie 25-30 metrų virš bendro masyvo, o nuo periferinės pusės 50-60 metrų. Na, o jeigu lyginti su tomis plynaukštomis ir lygumiomis, kurios driekiasi į šiaurę,
tai reljefo aukščių skirtumas Šatrijos viršūnėje siekia apie 100 metrų net. Tai vat skirtingais metų laikais vaizdai į šiaurę yra labai įdomus, uždegantis dvasią, ne veltui ir amžinoji ugnis Šatrijoje ant šalimai esančio kalno dega. Na ir aišku, tie 600 metų nepraeina veltui. Daugybė legendų, daugybė dvasios yra prikaupta. Ir apsauga šiam kalnui yra gera. Bet vat pagrindinis dalykas, apie ką čia kalbu, kad dėl savo fizinės formos ir tos dislokacijos nuo Šatrijos regimos vietovės net 30 km atstumu. Tai yra labai didelė vizualinė erdvė. Va ir čia tokios pačios linijos apžvalgos yra paišomos Gabrielės. Šone jūs matote 2 paveikslus, kada yra parodoma, kokie yra segmentai. Tai tas šiaurinis, kuriame yra mažiausia apsauga ir skaitosi mažiausiai kraštovaizdžio vertybių, nes tas raudoniausias segmentas arba pačioje ruda spalva pavaizduotas, tai yra Varnių regioninis parkas, didžioji didkalvių sankaupa, na, o į vakarus, atsiprašau, į rytus Kurtuvėnų regioninis parkas ir irgi šiek tiek mažiau apsauga vyksta. Na, bet taip maždaug yra galima išanalizuoti panoramą iš visų kampų. Na, o čia Gabrielė padarė tokią pačią analizę, kaip jau minėjau, Kernavėje. Na ir jeigu kalbėti trumpai, tai norėjau su jumis pasidalinti, kaip sakoma, kaip apdainuoti kažkokių vietų žavesį. Tai reikėtų susiorientuoti, kur mes esam, į kurią pusę žiūrim, kas tai per vieta, kur mes ten stovim, koks aukštis virš jūros lygių, koks aukščių skirtumas, arba kokia čia konkrečiai aukštuma, žemuma, o gal kokios nors upės slėnis, kas jam būdinga, į kurią pusę čia matosi ir kiek plačiai, ar ta vieta saugoma, ar gamtiška situacija, o gal miestiška, kokie aukščiausi dariniai matome, kokios atpažįstame kitas kalvas, ar piliakalnius, upes, ežerus. Na ir labai kviečiu pasidomėti, kaip ši vieta susiformavo gamtos dėka, kaip kito dėl žmonių. Galim paieškoti senų fotografijų. Tikrai įdomu apie jas kalbėti, aptarinėti su žmonėmis, ieškoti ne tik vizualiai, kas pasikeitė, bet ir kodėl, kas čia gal dar yra nutikę, arba vyksta dabar, kokius jausmus ši vieta kelia mums ar kitiems. Gal tai šviesuoliai vietos, gal poetai, o gal mokslininkai. Gal vis dėlto šioje vietoje yra meno kūrinių, pasakojimų apie jas, padavimų ir panašiai. Na ir kad nebūtų taip viskas sudėtinga, nes Kernavė ir Šatrija, tai tikrai tokios vietovės, kurias apibūdinti reikia daug tikrai knygų pavartyti, daug laiko skirti ir tai gerai orientuotis vietovėje. Tai norėjau jums trumpai parodyti, kaip prasmės topografija galima ir tokiuose mikroerdvėse, kaip Lazdynų gyvenamajam rajone Vilniuje, kur buvo toksai projektas atliktas su Lazdynų ryto bendruomenė apie genijus loci, kur buvo rinkti orientyrai, objektai, vietos, kuriuose žmonės ypatingai jaučiasi, yra patyrę įdomių, svarbių dalykų. Tai yra apie jautrumą istorijoms, kurios nutinka paprastiems žmonėms. Ir mes esame išleidę jau tokią PDF knygelę, kuri vadinasi Lazdynų vietos dvasia istorijos apie gamtą. Ir čia 14 pateikėjų pasakoja vietos žmonių istorijas, veiklas, patirtis, išgyvenimus ir kūrinius susijusius su gamta mieste. Tai čia yra, pavyzdžiui, tokios istorijos, kaip buvo pasodinti ąžuolai šimtamečiams lazdyniečiams, vaikų projektai apie miškus Lazdynuose, esė, pavyzdžiui, lazdyniečio Gyčio Oržikausko, kuris yra menotyrininkas, kas padaro vietą vieta, įvairiausių baisi dumblinga bala ties Pėsčiųjų tiltų, arba Plikakalnio atodanga, Čigonų pieva, kurioje šiuo metu jau stovi
Business Garden statiniai ir šiuo metu jau daug daugiau negu šitoje nuotraukoje. Na ir daugiau buvo knygų parašytų lazdiniečių apie lazdynus. Visą laiką ta medžiaga kaupėsi ir didėja. Tai šiuo metu mes jau esame sukaupę ir antrąją knygą. Taip pat dalinamės tomis istorijomis pažintinio turizmo platformoje. Facebook'e galite apie tai paskaityti. Buvo šios surinktos iš žmonių istorijos taip pat įgarsintos. Jos turėjo, per QR kodus buvo pasiekiamos ir buvo net pririštos prie medžių tose vietose, kur žmonių daugiau vaikšto, kad būtų daugiau kartų išgirstos. Ir mes taip pat sudarėme vadinamus pažintinius maršrutus, kur va čia buvo tokiu labai paprastu, liaudišku būdu pavaizduotas maršrutas apie ąžuolus, kurie auga lazdynų kiemuose ir tikrai išskirtinių formų, dydžių ir apimčių medžiai. Kitas maršrutas apie lazdynų ąžuolus, kurie auga šlaitu. Na ir tas ekskursijų džiaugsmas iš tikrųjų yra labai, labai tokia įdomi patirtis, kurią visada patariu pasidalinti su kitais žmonėmis. Pavyzdžiui, šitą nuotrauką man atsiuntė mano ekskursijos dalyviai, sakydama, na kur tu čia laikai ranką, žiūrėk, neužčiaupinėk burno šitam medžiai. Na ir sutarėm, kad čia tas veidas niekaip vyrų netrodo, tai pavadinom šitą ąžuolą ąžuolų motę, moteriškai. Na, kitokie ąžuolai, pavyzdžiui, tarzankės ąžuolas su ypatingomis šaknimis arba Z ąžuolas, kuris prisiderino savo augimą prie slenkančio šlaito. Kaip matot, visiems tiems išskirtiniams medžiams yra suteikiami pavadinimai, vardai pagal tai, kokia jų ypatybės, kokios yra svarbiausios. Ir tie vardai iš tikrųjų veikia, tai reiškia, kad apie medžius pradedama kalbėti kaip apie gyvus sutvėrimus, gyvus asmenis. Na ir 22 metais mes kreipėmės į savivaldybę, kad paskelbtų saugomais šiuos medžius, nes jų apimtis kaip ąžuolų jau leidžia tą dalyką daryti. Nes apie šios medžius, pavyzdžiui, jų vertę mes ir kalbam, ir jų visuomenė vertė yra pagrįsta, bet iki šiol savivaldybė nėra tokio sprendimo priėmusi, todėl mes manom, kad būtent tos legendos, istorijos, ekskursijos, informacija apie ypatingus kraštovaizdžio objektus ar elementus iš tikrųjų juos ir saugo. Štai turėjom dar vieną akciją, kada nuo Plikakalnio buvo 12 valandų stebimas kraštovaizdis ir fotografuojama, tarp kitko, tai irgi buvo lietinga diena. Na ir visokių kitokių akcijų, pavyzdžiui, rinkti metų medį, ką to daryti ir dabar, kaip tik renkami pretendentai tapti metų medžiu šių metų. Na ir mūsų Lazdynų ryto bendruomenė prisidėjo taip pat ir nustatant lietuvių ir miško santykį, įrašant šitą kultūrinę tradiciją į nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Tai mūsų bendruomenė, kuri yra moderni, miestiška bendruomenė, prisidėjo prie to, kad lietuvių ir miško santykis būtų paskelbtas tokia vertybė, nes tikrai realiai manome, kad mums taip yra tikrovė. Na, sakyčiau, kad kraštovaizdžio charakterio, jo pokyčių suvokimas, tyrimas ir sklaida, tai žinoma, kad šie veiksmai turtina mus pačius, nes mūsų šalis, istorija, mūsų atmintis, savastis, tapatybė, tai yra ir mūsų, ir vietos dvasios dalis. Ir va čia aš su savo jauniausiu sūnum prie ąžuolo netoli kaimo, kuriame mano močiutė praleido didžiąją dalį gyvenimo, tai labai, labai džiaugiuosi, kad pati galiu prie to prisidėti ir kviečiu visada tą daryti kitus. Nes kraštovaizdis tai mūsų bendras iš tikro turtas, mes visi esame draugė jo kūrėjai
ir labai dėkoju visiems už jūsų veiklas kraštovaizdžio harmonijos labui. Na, o dar, aišku, visus kviečiu pasidomėti visomis Tarptautinio kultūros kelio Baltų kelias mokymų paskaitomis, o jeigu ką, parašyti man laišką ir tiesiog gražiai praleisti likusią dieną. Dėkoju.